Klausimas, į kurį atsakysiu, tai į ką kreiptis, norint išlukštenti dabarties, praeities nuoskaudas, kurios pakreipia santykį, ryšį, bendravimą. Pakreipia, nutraukia galbūt. Tai specialistų yra gausybė. Apsižvalgykit žmonės. Tikrai, rinka yra perpildyta, persotinta, tų specialistų yra belenkiek. Ne dėl to, kad tai yra kritika, drąsiai rinkitės, bet žmonės linkę vartoti dabar viską, tuo tarpu ir terapiją. Ką turiu omeny su žodžiu vartoti? Vartoti tai tarsi degustuoti. Yra žmonių tipas, kuris ieško pagalbos, bet padėti savo nenori. Pakartosiu. Ieško savo pagalbos, bet padėti savo nenori. Ir jie kaip turgui eina ir degustuoja. Tai čia. Tarsi kaip ir pavalgo, bet nepasisotina. Tai taip ir būna su terapijom. Banda ieškoti vieno geriausio būdo, kuris padės išlukštenti, išgvildenti, kad nieko su tuo nedarytų. Yra tikrai žmonių, kurie dirba ir stengiasi ir kryptingai juda, bet yra labai nemaža dalis žmonių, kurie bando degustuoti tam, kad išsilukštentų, išsigrynintų ir tai nugultų ant lentynėlės. Iš principo specialistą pasirinkti nesunku. Gausybė, tikrai atrasit. Klausimas yra, koks yra lūkestis tam išlukštenimui. Ką aš ketinu su tuo išlukštentų dalyku daryti? Nes čia kartais užžaidžia tokia iliuzija. Jeigu tik išlukštensiu ir sužinosiu, tai tada kažkas pasikeis. Ir praktika, žinokit, yra parodžius. Statistikos dabar nesakysiu, bet yra dalis žmonių, kurie išlukštena, tikrai išgrynina, fenomenalius atrodytų dalykus, gilius, skaudžius, svarbius, prasmingus. Ir kaip tai baigėsi? Aha, o kas toliau? Ir toliau nieko. Žmogus nejuda. Tai tikrasis klausimas yra ne kokį ir kur specialistą pasirinkti, o ką darysiu su tuo išlukštentų dalykų, kai jau specialistą pasirinksiu. Kiek aš esu pasirengusi arba pasirengęs dirbti savarankiškai toliau. Nes žmonės, kurie neįdeda jokių pastangų, jokių rezultatų praktiškai ir nepasiekia. Tai prieš ieškant specialisto, kad ir kas tai bebūtų, tikrai pasiūla didelė, rinkitės, ką jūs norit, iškelkit savo klausimą. Ką aš darysiu su ta informacija, su tuo išlukštentų produktu, kurį gausiu? Nes kartais išsilukštena, gal netgi dažniau negu kartais išsilukštena, ir skausmingi, ir sunkus, bet tuo pačiu labai svarbus ir gilūs dalykai. Ar aš išsigąsiu ir paslėpsiu tą? Ar aš išsigąsiu ir pradėsiu atidėlioti eiti ratais ir niekaip neadresuoti to išlukštento klausimo? Ar vis tik aš atraitosiu rankovės ir kryptingai judėsiu į priekį, nepaisant to, kad skauda, nepatogu, kartais nemalonu?